Pradedam žvejybą ir turim draugelį. Hopa. Nu ką, judam. Pelę išmetėm, galim plaukti. O. Pirma lydekutė. Ant Jano lietuviškos sukriukės. Kokį 45, gal daugiau, gal 50 bus. Ką? Kliovas irgi neblogas. Labai gera kepurė. Saulės mažai. Ko gero, nieko tokio. Atsitiko taip, kad palikau savo pilvoką full range'ą sode ir jau prieš pat kelionę per vėlų buvo, kai pamačiau, tai pasiėmiau senutėlį Zodias didesniem gumom, iki 2 gramų. Zodiasą sulaužyt turbūt sunkiai įmanoma, net ir 3 viršijant, taigi dėl to nesirūpinu. O ryte, kaip ir kalbėjau, naujoji Antarės. Taigi mėčiau jau ir 7 gramų 8, tikrai nėra per silpna. Puikiausia 3 PE valą 50 berods LBS, ar dar galingesnė 100 metrų į būgną tilpo drąsiai, tai daugiau ir nereikia. Tai aišku, neišpasakytai smagu su tokia ryte gaudyt. Kotų iki 7-8 gramų, jos tikrai per akis, ir kas nori tokios prabangos, tai Antaresas ją tikrai duos.
Apa. Baby mustačia mums padovanojo lydekaitę. O. Apa. Medička. Vat. Ne tik didelė sima. Pūkotukus. Bet ir mažgikės. Greit atkabinsimės ją. Tai tokia. Te. Vat silkės ir nekimba mažo džerko, tik ant didelio. O, pasakiau. Silkutė. Ar kaip visada. Kokie ešeriokai ima rapalą. Apa. Šiandien kažkaip žirkučiai traukia silkutės. Ką? Mėginsim visiškai man naują masalą. Nežinau,
ar tokių buvo, ar nebuvo likščiol. Bet tai vat yra Iron Wolfo spinbeitai. Tai yra sukrė, o gale didelė musė, strimeris berods vadinasi, ir vienšakis kablys. Tai žolėse jis turėtų būti labai gerai teoriškai. Turėtų jisai lėtai skęsti ir jį išeitų turbūt lėtai pravesti. Ir tikėtina, kad ta didelė musė ant vienšakio kablio ir besisukantis lapelis tikrai gerai daužys žolės į šoną ir nesikabins. Tai tuoj mes jį ir pamėginsim. Įdomu dar pasižiūrėti, ar jisai suka pavadį ir valą. Ne. Akis matau, jo žiūri visą laikį viršų, aplink savo ašį šitas masalas visiškai nesisuka. Sukasi tik taip pats lapelis, tai valo reiškia, jis visiškai nesuka. Dydis lapelio gal 5, gal toks 6 sukrės, jis pats sveria 14 gramų. Bet prisėmęs vandens turbūt gerokai virš 20, tai atsargiai. Jo metas jisai tikrai neblogai kaip tokia sukrė, bet kadangi tas visas kūtas plaukų šlapės, tai jisai pasipriešinimo didelio neturi. Labai įdomus masaliukas. Mėginam į pačias nendres įmesti tiesiog. Jaučiu, kad bando kabintis, bet neužsikabina už žolių. Bandau lėtai sukti, pažiūrėsim, kiek jisai greitai nusileis, nes čia dugnas labai žolėtas, keliasdešimt centimetrų. Va, jokių užsikabinę žolių nėra. Vėl metami nendrės ir lelyjas. Bandom traukti. Visiškai nesikabina. Iron Wolf spinbeitas. Pabandysime jį švystelt ten, kuris tikrai turi kabintis ir kabinsis, bet pažiūrėsim, kiek stipriai. Visiškai žolių tankme. Ant lelijų tiesiog. Pokšt. Atsimuša. Lapelė sustoja suktis, biškį timteli, vėl jauti sukasi. Žolyčių nėra. Metam tada visai į mišką. Čia turėtų užsikabins, bet tikėtina mes jį lengvai atkabinsim. Taip ir atsitiko. Labai įdomus masalas, kam nelabai patinka ofsetai, ar norit agresyvesnio masalo žolėse, tai spinbeitas tikrai puikus. Pasigavom paviršių šiaudą. Dar metimas. Visai pasiguldysiu šiandien dugno į žolių tankmę. Kažką pagavo, timt nėra žolės. Lapelis dirba, virpa meškerė. Taip, žolių nėra. Tikrai fainas masaliukas.
žolėse lydekom tikrai atneš mums nemažai laimikių. Yra jų vairių spalvų. Aš pasiėmiau kol kas 3. Juodą su balta juodu lapeliu ir baltą su raudonu su juodu lapeliu. Taigi, jeigu ieškot kažko naujo ir tinkančio gaudyti lydekas žolės tankmynę, tai www.žuklė.lt arba užsukite žuklę adresu Pramonės prospektas 41A Kaunas. Ką mes mėginsim žvejot. Kadangi silkutės kibo ant džerkų gan nemažo, pamėginsim, kas bus su Lucky Crafto Flash Minnow. Tikrai labai geras wobleris sėklėms, suspendas, iki pusmetrio neriantis. Nedaug tokių yra sėklių suspendų. Tikrai su jais smagu. Metas jie labai gerai. Pernai bendradarbis 11 kg pagavo lydekas Flash Minnow. Būt gerai bent pusę. Mėgindu agresyvų twitchingą, kuris patinka silkėm dažniausiai, bet smagu ir silkės, kad įkiptų. Džerkas nėrė mažiau Flash Minnow. Jis neturi liežuvio. Tigerį, žinoma, turiu ir natūraliai. Dar reiktų kokio šeriuko, bet išpirkti buvo.
šviesiais. Bandysiu biškį švelnesnį supauzint switchingą, čia mažiau žalių, gal stambesnė susigundys. Echoloto neturiu, vanduo nežinau kokios temperatūros, bet spėju, kad šiltas, nes naktis labai šiltas. Gylių čia nėra, tai vanduo ko gero panašiai turėtų būti kaip oro temperatūra, kokį 16 laipsnių. Gal ir dar daugiau, nes saulytė vakar švietė ir užvakar šiek tiek. O, silkutė susigundė. Tokia šiandieną. Ką čia mažiau vėjo, tai pasinaudosiu progą papasakoti apie tai, su kuo aš čia papiai žvejoju. Tai mano favoritas yra čia Poison Adrena Shimano naujasis. Tai yra iki 11 gramų kastinginis spiningas, 2 metrai ilgio beveik. Tikrai kotelis fantastinis, su juo galima be galo toli mėtyti tiek 5 gramus, tiek ir 30 esant poreikiui, nes Švedijai buvom, džigaut nebuvau pasiruošęs, bet teko, tai su 28 gramais ir šitų spiningėlių puikiausiai žvejojau, bet tikrai ne todėl, kad jisai kažkoks tai galingesnis negu deklaruoja, ne, su juo labai smagu tuos 10 gramų mėtyti. Yra pats tas, jisai labai gerai amortizuoja ir 100 gramų 200 šeriuką. Tiesiog Shimano jau sudėję į tą spiningą viską, ką sugeba, ir jisai laiko labai didelės apkrovas. Net ant jo parašyta 1,5 PE atlaikymas, tai tokio galingumo spiningų iki 11, tai yra čia kosminis skaičius, reiškia tiesiog tai gali perkrovinėti, jisai neluš, bet jis tikrai nėra kaip paėmus lūmis ar kroiks iki 11, kai
Atrodo, kad tu turi kotą iki 20 gramų, tai čia tokio jausmo tikrai nėra. Čia yra laitukas visiškas su didelėm galimybėm. Gal apie pačią Poison Adreną, tai čia yra Shimano Japonijos vietiniai rinkai GDM skirti jau spiningai, jie nieko bendro neturi su Shimano Katanam, Nexeivais, ten Speedmasteriais, tai yra jau japonų inžinierių kurti spiningai. Jie sudaro basinių spiningų kaip ir gamą, pigiausi ten yra Curado, tai tokia vidutinė klasė, sekantis jau legendiniai Zodias. Paskui pagal kainą Shimano X-Pride eina, jie yra tokie labai greitos akcijos ir dar prabangesni Shimano Adrena. Tai už juos aukščiau jau tik tai Poison Adrena Glorios, kuriuos irgi šiemet gausim, pratestuosim. Tai šitas spiningėlis su šita Aldebaran Shimano Rite BFS-inė sveria vos virš 200 gramų. Tai įsivaizduojat, kaip smagu su tokiu žvejoti, kai rankoj svoris tik tai realiai ritės, nes ritės 200 sveria standartiškai. Pats kotas turi, aišku, monokoko rankeną užtobulintą varpo formos, jinai labai duoda gerą jautrumą, virpesį ranką. Jisai 4 plus kompozito laikiklis, labai lengvas, jautrus. Tai tikrai kas nori tikrai kokybiško spiningo castingui arba spininginė versija, nes Adrenos yra ir spininginės. Tai užsukite žūklę. Dabar mėginsim kažką pagauti.